Sveiki, mėly Netiks TV žiūrovai. Ne tik televizijos komanda šiandien teiraujasi studentų apie ne ką kitą, o nusirašinėjimą. Sakykit, kaip reikėtų nusirašinėti, kad dėstytojas nepagautų? Aš nenusirašinėju. Neįsivaizduoju, nenusirašinėju. Nenusirašinėjau? Ne. Tai mes nerašinėjom. Ne? Ne, šiandien rašėm egzaminą sąžiningai. Nejaugi nieks nenusirašinėjo. Ant sąsiuvinio pieštuku ir ten labai gerai matosi, bet aš nedariau tokių dalykų, ne. Negalima nusirašinėti. Nenusirašinėjau nieką. Nenusirašinėjau. Ne. Gudriai kaip nors mokėt nusirašinėti iš tikrųjų. O mokat, gal turit patarimų? Nu, šiaip nestudijuoju pati, o dėl patarimų prisimenu savo laikais, tai mes ten darydavom visokias, šriftus įdomius, kad tai galėtumėm patys perskaityti. Aš nenusirašinėjau, tai kad negaliu padėti šio klausimu. Ar nusirašinėjai? Tai žinoma, kad taip. Ir kaip tu tai darai, kad nepastebėtų? Dėlė kaip tik, kad nusirašinėtų. Kur tu, kokiam priemonėm, ką tu darai, kad... Pasidarau. Pavyzdžiui, Galima vadovėlį galima pasidėti ant pasidaryti špargalkę, jeigu kontras. Bet šiaip tai aš visada nusirašinėjau, mano pastovus toks įprotis yra toks. Nusirašinėti yra taip, mum lemta yra. Kaip rūkimas, Jo. supranti? Pagal mūsų horoskopą čia yra. Gerbiami studentai, kaip patys suprantate, nusirašinėjimas nėra geriausia išeitis. Iki kitų susitikimų. Ate.